Sveiki, aš Neko ir žiūrite jau antrąją mano laidą. Šiandien vėl kalbėsime apie sportą. Karaliaus dvi sporto šakos. Visiškai skirtingos. Pirmoji – biatlonas, antroji – paplūdimio tinklinis. Pirmasis pašnekovas – biatlonininkas Vytautas Strolė. Žinot, apie biatloną galėčiau kalbėti monologais paromis. Su biatlonu susipažinau dar būdamas vaikas, kai 98 gerai išgirdo, 98 metais per Eurosportą pirmą kartą pamačiau biatloną. Nuo to laiko esu didžiausias fanas šios sporto šakos. Kalbant apie Vytautą, jisai prasimušė, jeigu taip galima pasakyti, jo proveržis sporte buvo 2021-2022 metų sezone, kai bendroje įskaitoje jis užėmė, mano manimu, jeigu aš neklystu, aukščiausią vietą Lietuvos istorijoje. Praeitas sezonas buvo ne ką prastesnis, 27 vieta generalė, tai yra bendroje įskaitoje. Tad šiandienos pokalbis su Vytautu, kuris jau yra sustartavęs pirmajame šių metų biatlono pasaulio taurės etape. Šiuo metu, netgi kai įrašinėjau šitą pokalbį, jisai kažkur jau ruošiasi antrajam savo etapui, savo sprinto startui. Tad šis pokalbis jau netrukus su Vytautu apie jo sportus, jo sezoną, jo pasiruošimą ir apie jo ateities planus. Tad gero žiūrėjimo ir mes važiuojame. Labas Vytautai. Labas Dariau. Sakyk, su kuriuo pasaulio kraštu sveikinusi? Su Austrijos. Su Austrijos šalimi. Taip. Tai jau šį kartą šiek tiek arčiau negu ką tik buvo varžybos, taip? Taip, šiek tiek jau. Teoriškai, taip. Čia taip. Šiandien noriu pakalbėti su tavimi, gal net, sakykime, 4 temomis. Trumpai aptarti praeitą sezoną, aptarti pasiruošimą šiam sezonui ir pasikalbėti apie planus šiam ateinančiam, kokie, žinai, pagrindiniai dalykai. Tai pradėkime nuo to, kaip tu pats vertini, jau kai viskas nuslūgo, praeitą sezoną. Praeitą sezoną taip negaliu įvertinti, kad būtų buvo jisai labai geras. Pirma pusė iš tikrųjų buvo tikrai nebloga, tada viskas buvo gan ir neblogai, bet šiek tiek gal perdegiau ties pasaulio čempionatu ir tenais čempionatas nepavyko, tai ir sezono pabaiga tokia buvo iš tikrųjų sunkiai jau, tai negaliu vertinti, kad labai, labai buvo blogai, bet negaliu sakyti, kad buvo ir labai gerai, tai toks vidutinis gal greičiau. Pagal pasaulio taurės etapų, turbūt taip lietuviškai skamba, rankingą, tą visą, buvai 27 berods, kai prieš metus, kai tu tikrai buvo, sakykime, proveržis, buvai 25. Tai, o taškų skirtumas yra šiaip didelis. Tai aš manau, kad tikriausiai tai konkurencija pasiskirstė, taškai įsidėstė kitaip, kad su mažesniu suma tu esi labai labai panašiai vietoje. Tai... Aš net nelabai žiūrėjau, iš tikrųjų, ten skirtumas tuos taškų ir kodėl taip yra. Tai va šiek tiek tas keitėsi ir taškų sistema, bet ten labiau keitėsi prie lyderių turbūt, ten, kad daugiau taškų jau gauna nugalėtojai. Tai va gal tas kažkiek tai turėjo daryti tokios, bet šiaip tai, sakau, nežinau, dėl ko tai buvo, kad, sakykime, vieta panašiai, tiesiog taip susiklostė. Taip. Jeigu kalbant apie vietas, ir dabar taip gal šiek tiek paškinėsim, jeigu tikslai šiam sezonui, ar tu akcentuoji, sakykime, kažkokį vieną periodą, kai, sakykime, nori pikinti geriausiai būti formoj pasaulio čempionatą galbūt, ar vis dėlto galvoji apie kažkokį etapą, kur turėtų būti geriausia forma ir pagerinti savo asmeninį, nes man atrodo, esi top 6 geriausias ir pasakykime top 3 ar laimėti, ir ar vis dėlto kiti planai, ar aukštesnė top 20 pasimti bendro įskaitoj, kokie būtų tavo? Gal negaliu pasakyti, kad būtent tas ar tas, aišku, laik norisi visur, kad būtų gerai, bet man labiausiai tai norisi to labiau gal stabilumo, kad būtų visą sezono metu, kad nebūtų tų šuolių aukštyn žemyn labai daug. Tai prioritetas, aišku, būtų, kad tas stabilumas būtų viso sezono metu ir, aišku, ten ar Europos, ar pasaulio čempionatai, tada dar tą formą sukelti ir kad tenais būtų pats pikas ant pagrindinių varžybų, bet vėlgi, kai vieną planuoji, kitą gaunasi, planavau, kad ir sezono pradžia bus lengvesnė, bet sezono šito pradžia
nesiklosto taip, kaip norėtųsi, tai va irgi sunku pasakyti iš karto taip pat, kas blogai, ką reikia kitaip daryti, kas buvo blogai padaryta, tai va, bet faktas, kad norėtųsi to tokio stabilumo visą sezono metu. Aš, pavyzdžiui, esu milžiniškas fanas biatlono ir aš ten tuos skaičius dažniau žiūriu, čekinu, man viskas yra įdomu. Pavyzdys, Šturla praeitais metais antras bendroje įskaitoje, pirmas etapas jo nėra. Nu, ta prasme, tai aš įsivaizduoju, kad mes įmame norvegus, kurie praeitais metais top 10 jų buvo 5, iš top 10 yra 5 norvegai, top 2 numeris visiškai mes jo net nematome top 30 beveik jokiose varžybose. Johannesas, tai yra lyderis norvegų, irgi labai sunkiai atrodo. Tai žinai, aš tiesiog taip galvoju, na, vat, mes su mūsų sąlygomis ir tu, sakykime, kovoji, o ten už jų nugaros, tai wow, kokie biudžetai, kokios galimybės ir žiūrėk, ir niekas nevyksta, tai turbūt tas sportas yra pakilimai, nuosmukiai ir visą laiką. Ir ar jie kažką prašovė, ar tu kažkur prašovė, kokios tavo būtų įžvalgos? Nu, aš tai linkęs niekada nesilyginti su kažkuo kitu, nes tie kiti, kaip sako, norvegai kažkaip tai būna sunkiau, prašiau, bet galiausiai sezono pabaigoje vis tiek būna nugalėtojai ir su savo pasaulio čempionato medaliais ir bendros įskaitas ten topiniam vietam. Tai čia, kad labai iš karto dabar taip daryti išvadas yra gal sudėtinga, gal nelabai reikėtų, nes manau, kad jie vis tiek paskui, kam nelabai einasi, tai susitvarkys ir nuvažiuos taip, kaip reikia. Nors, aišku, būna tokių išimčių, bet jau retai, sakykime. O dėl savęs, tai vėl, nu, sakau, sunku dabar pasakyti, ar taip greitai, tai reikia dar šiek tiek palaukti laiko ir tada bus galima pažiūrėti režimė šiek tiek tokia, kad kodėl taip galėjo būti, kad sezono pradžia tokia sunkesnė ir kas galėjo padaryti įtaką, tai va, bet sakau, dabar nesinori daryti iš karto taip greitų išvadų. Taip, tai sakyk, koks buvo tavo šis pasiruošimas šiam sezonui, ką įdomaus gero nuveikiai vasarą, rudenį? Ką Na, tas akcentuoti, kas pasiruošimas. labiausiai buvo akcentuota? Na, pasiruošimas vis tiek būna gan panašus kaip ir visi. Ten niuansai šiek tiek smulkus skiriasi, tik tai šiaip faktas, kad buvo tikrai darbinga vasara ir, kaip sakyti, pasirašymasis laikotarpis, gal taip galėčiau reikia skaityti, nes ne tik vasara, ir pavasaris, ir vasara, ir ruduo. Tai vat ir tikrai buvo daug padaryta darbo ir liktais iki vasaros pabaigos viskas buvo gana gerai. Aišku, buvo akcentuota šiemet daugiau šiek tiek ties technika, nes atėjo naujas treneris, kuris turėjo savo įžvalgų, šiek tiek bandėm patobulinti techninius dalykus. Bet paskui nuo rudens kažkaip tai nebejaučiu savęs kažkaip taip, kaip buvo vasara, pavasarį, sakykime, nežinau, gal kažkur biški perdegta, ar kažkas biški truputį nesusidėlioja, tai vat ir toks jau trečias mėnas man gaunasi visai sunkus, ir tas ruduo, sakyčiau, toksai šiek tiek išmuša iš vėžių, kad jisai toks sunkesnis man, nors anksčiau negaliu pasakyti, kad tai būdavo labai, bet šiaip tai faktas, kad darbas buvo padarytas, kaip sakyčiau, kad geras ir viskas buvo liktais atrodė gerai. Tai taip ir galiu rezimuoti, kad šiaip pasiruošiamasis laikotarpis buvo ir be traumų, ir liktais viskas taip, kaip buvo suplanuota daugmaž. Šie metai, jeigu aš neklystu, labai stipriai statistikos nežiūrėjau, bet gan daug etapų yra išimtų, kas buvo tokie neišimami etapai ir pridėta labai daug arba visiškai naujų, arba bent jau man yra naujų, ir plus įmesta Šiaurės Amerika, irgi neklystu, negi 2 etapai. Tai apsunkina? Jau dabar kalbėkime, jau jeigu tai paprastai apie Lietuvą, vis tiek tai yra biudžetai mažesni ir finansiškai tai automatiškai turbūt kaštuos daugiau negu nuvažiuoti į Austriją ar Slovakiją, Sloveniją, kas vyksta šalia. Ne, čia šiaip nieko neįprasto, nes iš tikrųjų vis laik būna, kadangi nauja vieta, kur bus pasaulio čempionatas Šveicarijai, tai faktas, kad metai prieš pasaulio čempionatą vis laik būna kaip repeticija, sakykime, taip vis laik būna pasaulio taurės etapas. Tai tenais naujas etapas, toks dabar bus trečias įtrauktas, o dėl Amerikos, tai šiaip, nežinau, jau ne pirmi metai į tą kontinentą tiek reikia, kaip sakyti, nežinau, ne kad reikia, bet tiesiog ten vis laik būna įtraukiamas tos varžybos, kad nepamiršti ir to žemyno, kur yra irgi biatlonas gana populiarus ir žiemos sportas tiesiog. Tai tenais kas 2 metus dažniausiai, kas 2 ar kas 3 metus vis laik vyksta tos varžybos į Ameriką, tai čia nieko naujo mums. Ir
faktas, kad biudžetas mums gal sunkiau leidžia tas išvykas ir, sakykime, gal mums daugiau tas kainuoja santykinai, bet nu, prisitaikom, gal kažkuriuose vietose pataupom, kur galima daugiau ir vis tiek važiuojam, nes tiesiog reikia važiuoti tenais. Tau pačiam asmeniškai šis pirmas etapas, buvo labai ilgas. Jis išsiskaitęs teoriškai buvo per pusantros savaitės. Ir Mhm. daug startų, ir estafetės, ir vos nerealiai visos realiai įmanomos varžybos. A, Tai yra kaip sportininkui tavo asmeniškai gerai įsivažiuoti, kai didelis krūvis nuo pirmo, ar, pasakykime, gal patogiau, kai toksai būna labiau tradicinis, kai tik tai 3 startai. Kaip Nu, tau čia pačiam? sezono pradžia, tai čia sezono pradžia iš tikrųjų visą laiką būna. Ir tas pirmas etapas visą laiką tiek varžybų turėdavo, tiesiog čia vat porą metų buvo, kai skaitydavos 4 etapai. Ir tas vat pirmas toksai įvadinis ir plus tada antras etapas, bet dažniausiai ten gaunasi, kad tarpas būdavo nedidelis ir netgi toje pačioje vietoje, kai buvo kai koronos metai, dar tai vat buvo padaryta pakeista, kad toje pačioje vietoje būtų. Tai va, tai ten, sakykime, tas pats kaip vienas etapas buvo, jis toks ilgas, tai dabar dažniausiai vis laik taip ir būdavo ir dabar yra, kad pirmame etape tų varžybų daugiau, jos įskaitas ilgesnį laikotarpį šiek tiek, tai nežinau, nieko čia neįprasto, tiesiog varžybos ir varžybos, atrodo, startuoji, kiek reikia, tiek reikia visiems vienodai ir nėra, kad ten kažkokių, kad labai galvotum apie tai, čia sudėtinga, nesudėtinga, nes tiesiog toks tvarkaraštis ir visi pristaikom prie to. Tu esi ženkliai arčiau biatlono, ta prasme, aš vertinu tik per televizorių ir tai, ką matau, skaitau internete, taip. Tau vokiečių toks startas staigmena, ar nujautėjai, kad taip gali būti, nes, sakykime, man asmeniškai tai buvo lengvas nustebimas, tikrai, kad vyrai, moteris ir taip smagiai atrodo. Nu, kad surprizas buvo, tai tikrai surprizas, ne tik mums, bet čia visiems, manau, niekas, nu, kad nesitikėt, bet jau, kad tikrai, kad nustebino, tai faktas, nes dar savaitę prieš, ar pusantros, ten kiek ten savaitės, kur buvo Norvegijoje varžybos, jie absoliučiai nieko negalėjo padaryti, ne tik, kad su šaudimu, bet kad ir su važiavimo greičiu, iš tikrųjų, ten niekas neišsiskyrė ir buvo tik tai už 10 ribos, man atrodo, beveik ar kažkas tokio, ten tikrai ne prizininkai tarp Norvegų. O čia atvažiavę, va, to taip dominuoja, tai jam čia toks gan didelis skirtumas ir iš tikrųjų nustebino daug ką. Taip. A, aš taip labai tikiuosi, kad mes šį sezoną pabendrausime dar keletą kartų. Kiek pavyks sąlygos, taip. Ir aš noriu tokį mikro iš tavęs, kaip čia, žaidimo padaryti, spėjimą. Pabandom. Pernai finale buvo, ne finale, o top 10, 5 norvegai, 2 vokiečiai, 2 prancūzai ir 1 švedas. Kiek norvegų šiemet bus top 10? Kaip tiesiog, tas spėjimą pasižiūrėkim. Aš sakysiu savo skaičių, tu savo ir metų gale po sezono pažiūrėsime, kuris buvo teisus, o gal abu, o gal nei vienas. Nu, čia aišku, nelabai mėgsta ten, sakykime, spėliot, bet manau, kad 5 tai tikrai turėtų išlikti. Top 10. Taip, galbūt, nežinau, ar tie patys, ne tie patys, bet manau, kad greičiausiai gal bus ir tie patys, tai kad 5 tai bus, tai manau tikrai. Nu jo, Okay. apie 5 ir sakyčiau taip. Aš pradėjau biatloną žiūrėti dėl to, kad Norvegija man labai patiko. Tai Lietuva, Norvegija, nu be abejo, aš laiką susirgau už savus, čia klausimų net neturi, nekiltų, bet sakykime, nelieka Lietuvos biatlonė, aš turbūt tik už Norvegus, tai būtų. Ir aš, būdamas toks fanas, sakau 3. Nu, supratau, pažiūrėsim. Tai va, pažiūrėkime, kuris bus teisus. Ir pabaigai klausimas, aš visą laiką žiūriu į jūs. Ir ar jūs po tais kombinzonais dar kažką rengitės, nes aš žiūriu jūs taip šalta, man taip atrodo. Ar turite ten kažkokių termorūbų, ar kažkokiais šildomais tepalais įstepę, nes eina, savo kaip atrodo šalta. Na, kai būna vat, tokie šalčiai, kai, sakykime, Starsundė buvo, tai iš tikrųjų reikia pagalvoti, kuo apsirengti, nes šiaip dažniausiai būna tas kombizonas, kuris ten šilumos iš vis beveik nesuteikia, sakykime, galim. O, sakykime, kaip aš asmeniškai dar viršuje užsidedu po kombizonu termą, ten vat storesnė, planesnė, tiek ir tos aprangos. Ir plus startinis numeris. Tai, va, tai tos aprangos tikrai nėra daug, bet šiaip, sakykime, nebūna, kad ten taip šalta, jeigu taip iki -10, -5, tai čia, matyt, idealus apsirengimas ir, sakykime, varžybų metu tikrai viskas būna gerai.
Bet jau kai būna minus 18, 16 ar ten kažkas 15, tai jau tada jau reikia pagalvoti ir antrą termą apsivilkti viršui. Tai tada šiek tiek būna iššūkių ir plus man būna, kad rankos irgi šala, tai va tenais ir tie paliukai eina ir kartais ir būna dvigubas pirštinis, kad galėčiau šaudyti, nes tiek, jeigu pirštų nejausti, tai tada bus blogai jau šaudimo metu. Tai, va, tai man didžiausia problemos būna su rankų šalymo, o šiaip daugiau kažkaip pripratę, viskas gerai būna. Va, tas kombizonas varžybinis ir viršui termo dar. Vydutai, ačiū tau. Ačiū tau už laiką. Tai nėra už ką malonu atlipa bendrauti. Sėkmės tau, sėkmės visai komandai, perduok linkėjimų ir susitiksime, mūsų skirstė ekranas, tu būsi vienoje ekrano pusėje, aš būsiu kitoje ir dalis Lietuvos lygiai taip pat bus kitoje ekrano pusėje ir tikrai jūs palaikys ir geros Austrijos, gerų kitų etapų, gerų ateinančių švenčių ir susigirdėsime. Gerai, ačiū labai tada, iki greito. Grįžkime iš antarktidinio aliaskinio šalčio, iš biatlono karalystės į pinakoladinę vasarą. Pasikalbėkime apie paplūdimio tinklinį. Mano pašnekovės ką tik šviežiai iškepta komanda. Mini komanda. Monika ir Ainė. Su jomis pasikalbėsime apie tai, kas mano akimis įvyko. Jos atėjo, koja atidarė duris, įėjo į areną ir joje liko. Man nusišneku? Gali būti, aš dalyką mėgstu. Bet tik ne šį kartą. Jų komanda, jų duetas, L-Teamo yra nominuotas metų proveržiu. Tad šis pokalbis apie jų sezoną, jų susibendravimą, susidraugavimą, susižaidimą ir ne tik po kelių sekundžių. Tad 1, 2, 3, klausom mūsų pokalbio. Vamos! Labas rytas, laba diena, labas vakaras visiems, kas žiūri, klauso ir sveiki, sveikos mano mielos pašnekovės. Labas. Labą. Išduosiu paslaptį, mes pasikalbėjome prieš šį įrašą 5 minutės ir mes tokį pasiaiškinimą, išsiaiškinome tokį dalyką, kad Monika ir Ainė, kaip suprantu, yra šiek tiek skirtingo būdo ir charakterio. Ar galite vieną kitą pristatyti? Ne kaip sportininkės, arba kaip sportininkės, bet kaip ir žmogų asmenybė. Kokius jūs esate? Vieną kitą. Monika, gal pradedam nuo tavęs. Manęs gerai. Tai mes jau kažkas mane šito prašė, tai aš kaip įvardėjau turbūt vienu žodžiu, tai yra čia visiška ramybė. Absoliuti ramybė, kas liečia Ainę, tai yra labai ramus žmogus. Turbūt daugiau net nereikia ieškoti žodžių. Ainė turbūt ir nesupyktų už tokį palyginimą, tai absoliuti ramybė. Tai, o Monika, nežinau, užsispyrus, turinti savo tikslus ir nepasiduodanti ir kovojanti dėl jų, kad ir ko reikėtų kelyje. Ar jūs pasikeičiate aikštelėje? Kaip supras, pasikeičiam? Nu, sakykime, apskritai, ar, tarkime, gal, pavyzdžiui, žmogus yra drąsus, aikštelė tampa nedrąsus, arba kaip tik gyvenime nesikeikia, aikštelį, jeigu mes rašytume garsą, tai turbūt reikėtų visą laiką dėti pypą, ne? Jeigu, pavyzdžiui, esi ramesnė, taip, o ten gali įsilieti taip, kaip gyvenime įsilietum. Ar vis dėlto aikštelį esi tokia pati, kokia tu esi ir gyvenime? Aš turbūt asmeniškai aikštelėje esu dar ramesnė negu šiaip gyvenime. Tai čia turbūt atvirkštinė. Monika. Jo, tai kas liečia mane, tai pas mane turbūt kaip tik gyvenime truputį ramesnė, o kas liečia, kai tu į aikštelę, tai pas mane užverda tas adrenalinas, turbūt kaip pats kaip sportininkas žinai, ką tai reiškia. Tai užsidega ta ugnelė, būna ir pykčių, būna ir tų keiksmažodžių, visko būna iš manęs turbūt, kas normalu pas sportininką, kuris ypač žaidžia žaidybinę sporto šaką. Kas liečia mūsų komandą, tai visokių tų emocijų yra ir tik reikia mokėti valdyti jas. Tai... Niekada nesu buvęs dalimi komandos, neskaitant bėgimo estafetė, bet estafetė toks bėgimas, kur siek bėgi vienas, perduodi lazdelį ir paskui nuo tavęs niekas nepriklauso. Ką reiškia, kiekvieną jūs gal galite papasakoti, ką reiškia būti komandos dalimi, kai
tiek pergalė, tiek pralaimėjimas, tiek visa karjera, galima sakyti, kad priklauso 100% ne nuo tavęs. Ką tai reiškia žmogui? Ja, tai aš žinodama, kad stosiu su Ainiai komanda, žinojau, kad turėsiu atlaikyti gan didelį krūvį, tiek emociškai, fiziškai, tiek savo patirtim, nes gal dar pakalbėsim apie Ainės visą patirtį tinklinėje, tai žinau, kad turėsiu atstovėti tvirtai, bet žinoma, dar pati, kaip ir sakau, man nauja patirtis žaisti su tokiu žmogumi ir jauna, ir mažai patirties tinklinė ir taip toliau. Tai yra nelengva, aš kaip ir sakau, nors turiu daug patirties, bet mokusi daug naujų dalykų ir kaip asmenybė, kaip komanda. Tai, bet šiaip įdomu, daug naujų dalykų, daug patirties, tai įdomus išbandymas toks iš tikrųjų mano sporto karjerai. Ainė, o kaip tau šis išbandymas? Veža? Sunku? Aš anksčiau, kadangi žaidus krepšinį, tinklinį, tai visą laiką buvau tam komandiniam sportą, bet jo, tu supranti, kad tu esi aikštelėj ne vienas. Aš kai esu ramesnio būdo, tai labai užsidarau ir gal su manim sunku sportuoti yra. Man gal turbūt labiau tiktų individualus sportas, bet supranti, kad taip nėra, tu vis tiek esi komandiniam sportą, reikia palaikyti, mane Monika palaiko, bando užmotyvuoti ir tiesiog tu priklausai vienas nuo kito visą laiką žaidime, nes jeigu vienam nesiseks, kitam tikrai bus sunku ištempti, todėl vieną kitą turim palaikyti visą laiką. Kalbant apie palaikymą, kokio jūs apskritai paėmus sulaukite palaikymo? Na, aš jau pakalbėkime apie šeimas, draugus, visuomenę, federacijas, rėmėjus. Koks tai būtų palaikymas? Kas yra svarbiausia, ko trūksta, ar ko per daug gal? Taip pat svarbiausias turbūt yra bent jau kas mane liečia, tai mano šeima, mano vyras, mano 2 vaikai, kurie man tai leidžia daryti, bandyti siekti svajonės ir paskui tik eina visi kiti dalykai. Jeigu šeima leidžia, tave palaiko ir sako, eik, bandyk, tikrai gali, dabar yra tavo laikas, tai mes tą ir darom. Tai man svarbiausia šeimos palaikymas. Man panašiai buvo, aš baigiau universitetą ir buvau labai pasimetus, ką čia daryti, nes tas sportas atrodo ne ta karjeros kryptis, kuri būtų užtikrinta dėl finansinio stabilumo. Tai labai bijojau neieško darbo, būtent eiti tą sportą, bet tėvai labai palaikė ir finansiškai padėjo, tada susidėjau su Monika ir tada rėmėjai mus gelbėjo. Tai labai buvo svarbu šeimos tas palaikymas, nes jeigu ne šeima, tai turbūt būčiau kokiam oficiniam darbe tiesiog dirbus. Taip, reikia man nepamiršti, to garsiai pasakau 2 temas, tai yra tiek finansiniai dalykai, tiek svajonės. Monika užsiminė apie svajonę. Kokia tavo svajonė būtų? Žinoma, patekimas į olimpinės žaidynės ir medalis olimpinėse žaidynėse, jeigu taip atvirai ir nuoširdžiai. Taip. Pas mane tas pats, kadangi dabar nesenai dar pradėjau tą tinklinį žaisti, tai pirminė svajonė vis tiek yra olimpinės, o po to jau apetitas auga, galbūt ir olimpinių tas medalis vis tiek yra svajonė, bet kol kas žiūri realistiškiau ir į artimesnį laiką, tai kol kas tiesiog patekimas į olimpinės būtų wow. Tuomet dar šiek tiek nutolinkim finansus, pakalbėkime apie olimpinės žaidynės. Esu matęs, jeigu teisingai supratau, yra reitingas ir patenka olimpiadą pagal reitingą tam tikras komandų skaičius. Ar teisingai aš suprantu? Taip. Jūs esate 12, taip? Berods, jeigu aš suprantu, kažkur skaičiu, kad olimpinio, nes yra daug reitingų, yra World Ranking, tada olimpinio kažkaip. Ja. Ne, ten, kas liečia tą, kur federacija parašė straipsnį, tai ten tiesiog gal turėjau omenyje, kad mes sužaidėm 12 turnyrų, norint patekti olimpinės žaidynės ir rinkti reitingą, reikia būtinai 12 turnyrų sudalyvauti. Jo, ir tada tu gali nors ir 100 nuvažiuoti jų, bet 12 bus geriausių. Tai mes jau turim tą 12, bet jie turi būti geri, visi geri. Ta prasme, o pas mus jie nėra visiškai geri, tie 12 turnyrų. Tai va, o dabar olimpiniam reitingė reikėtų pasižiūrėti tiksliai, nes yra olimpinis reitingas ir yra tas FIB reitingas, kur dabar esam 25, o olimpinį reitingą aš bijau sumeluoti, nežinau, gal Ainė
žiūrėjo šiai dienai. Profesinių turnyrų tai ne. Mes esam toksai ant ribos, čia olimpinės ir čia mes, tai ranka pasiekiama ir tiesiog nuo kiekvieno turnyro priklauso, kokioje tu pozicijoje būsi. Tai gali vienas sėkmingas turnyras būti ir tu gali šoktelti į tą geresnę vietelę, tik blogesnis ir tu vėl nusileidi žemyn. Tai, bet šiaip kas liečia olimpinį, tai patenka 17 komandų pagal reitingą, paskui namų komanda ir taip toliau, ten yra daug dalykų. Tai. O sakykime, Europos čempionato jūsų vieta yra aukšta, ar turi kažkokios svertų įtakos, sakykime, kažkokį pliusiuką? Tai gavom daug taškų ir vienas iš tų 12 turnyrų bus su daugiau taškų, tai tiesiog reitingas kilo. Ok, o jūs sakote, va šitos informacijos tikrai neįsivaizduoju, sakykite, sakote, yra labai daug turnyrų, turbūt tai reiškia daugiau negu 12, taip. Ar komandos bando žiūrėti, kas kur važiuoja, kokie varžovės jūsų atveju ir, taip, sakykime, dėlioja sezoną? Arba formą bando pasiekti tam tikriems, sakykime, etapams, varžyboms. Ar yra kažkokie išskaičiavimai, ar reikia jau eiti, vabank ir visur bandyti gerai pasirodyti? Bent jau kas liečia mūsų atveju, tai jo, tai mes realiai važiavam visur, kur tik leido galimybės maksimaliai, bet link sezono pabaigos matėsi, kad iš komandų pusės, kad buvo, kurios jau nebevažiavo, kurios baigė sezoną anksčiau, į vieną turnyrą atvažiuoji, ten silpnesnės komandos, kitą atvažiuoji, jau žiūri, kad tokio pat lygio turnyras, bet ten yra jau stipresnės komandos. Ir tos komandos nuskaičiuoja ir tie dalykai vyksta. Tai aišku, čia viską atlieka turbūt ir trenerių štabas. Tai yra paprasčiau, o mes realiai turim daryti pačią šitos dalykus. Tai nėra lengva, bet turim šiokią tokią pagalbą, kas tą daro ir skaičiuoja ir mums pasako, kartais mes net pačios pasimetam tame reitinge, tuose skaičiavimuose ir taip toliau. Dabar grįšim prie pačios linksmiausios dalies, tai yra finansų. Tai šis aš. Ar iš jūsų sporto galima užsidirbti milijonus, gyvenant Lietuvoje? Tai aš manau, Lietuvoje turbūt ne, bet reikia žaisti, reikia eiti į pasaulinį lygį, manau, būnant top 10 pasaulyje, top 15 gal, ir tuo labiau imant medalius. Bet žinoma, čia turbūt, jeigu dasidėtų rėmėjų pagalba, nes tie visi priziniai, jie nėra labai jau dideli. Tai turbūt galima daryti išvadą, arba kažkokį tokį pamastymą, kad sporte, arba, pavyzdžiui, konkrečiai jūsų sporte, vis tiek rėmėjai yra labai svarbus žaidėjas, taip gal įsireiškus, pagalbininkas, be kurio turbūt sunku kažką įsivaizduoti. Vien visi etapai, užsienis, tai tolimiausi kampeliai, vien kiekvieną nuskristi kainuoja ir pragyventi reikia. Tai tada klausimas, Ja. Taip, tai apie rėmėjus, ta prasme, kokios būtų įžvalgos, kiek galite papasakoti, kiek gali sau leisti papasakoti? Tai jokia čia turbūt paslaptis, kad mes visą sezoną važiavom tik iš rėmėjų pinigų. Jeigu ne šitie visi mūsų rėmėjai, kuriuos mes skelbiam Facebook, Instagram, tai realiai, ta prasme, šitokio rezultato ir mūsų niekur turbūt nebūtų, kaip aš kažkada minėjau, kad būtumėm turbūt žaidusias Lietuvos ir Latvijos etapuose ir tiek. O dabar mes esam šalia olimpinių žaidynių, tai ta prasme, čia tik dėka rėmėjų, tai čia yra įspūdinga. Šį sezoną, ką mes išdarinėjom ir kokius rezultatus rodėm, tik rėmėjų dėka. Tai, turbūt labai daug ką pasako. Tai... Geras, aš tikrųjų labai džiaugiuosi, aš daug metų kalbu, kad sportininkai, čia gal tik tai mano asmeninė nuomonė, galima ją pritarti, galima ją papildyti, kad Lietuvoje sportininkai kažkaip bijodavo kalbėti apie rėmėjus, atrodo, kad negarbinga, reikia viską pasiekti savo jėgomis, tuomet kažkiek padės valstybė, kai būsi kietas, kažką laimėsi, tada jau gal kažkaip gyvensi. Aš manau, kad tai yra vis tiek didelė komercija ir jeigu yra įmonė žmonės, kurie tiki, kurie gali padėti ir jų pagalba yra įgyvendinimo svajonės, tai yra pavyzdys taip, kaip reikia gyventi. Abiejų pusių, trijų pusių. Šalies iniciatyva, pagalba sportininkams, sportininkų sportavimas ir atsidėkojimas rėmėjams ir rėmėjų padėjimas sportininkams.
Ir iš karto toks mano klausimas, ar Lietuvos sportininkai nėra per mažai, čia jūsų nuomonė, apskritai apie sportą, tiesiog be jokių, tokių, kaip sakyti, be pavardžių, bendroji, kiek jūs domitės, ar Lietuvos sportininkai nėra per mažai aktyvų socialinė erdvėj, kuri leistų jų rėmėjams būti geriau matomiems ir taip labiau plėstis ir rėmėjams tai būtų didesnė paskata remti geriau matomus žmonės? Tai man šitą temą liečia šiaip tiesiog liūdna dėl to, kad tokia pas mus Lietuvoje yra, nežinau, tai priimta, kad tu turi atnešti medalį ir tada jau tave atkreips dėmesį. Ir šitoje situacijoje yra liūdna ne tik dėl mūsų komandos, bet ir dėl daugumos kitų sportininkų. Nes tikrai bendrauju su ne vienu sportininku ir esu girdėjus tokia, kad jie gyvena tuo pačiu. Visi prašo medalio, o jeigu jų nėra, tai niekas nekreipia dėmesį į tave, bet kai tu parodai rezultatą, tada ateina visi nori bendrauti su tavim, nori gal padėti, nori čia nuotrauką pasidaryti ar dar kažko. Tai, kažkaip, nežinau, tas požiūris toks liūdnas. Kalbant apie socialinės medijas, tai taip pat sportininkai, kurie neturi daug medalių, jie į tas socialinės medijas netaip žiūri jas atlaidžiau. O kai jau pradeda imti medalius, jau kai pradeda kažką siekti, tada jau žiūri rimčiau tas socialinės medijas, pradeda viską kelti, postinti tas nuotraukas ir tada automatiškai ir rėmėjai gal ir atsiranda, bet kol nėra pasiekimų, jie to nedaro, kas mano nuomonė reikėtų tai daryti ir neturintų pasiekimų, norint pritraukti rėmėjų ir bandant pasiekti būtent tuos medalius. Jo, nes šiaip rėmėjai prašo šito, kad ir mūsų rėmėjai labai domisi, kad žiūrite, kokie tie mūsų Instagramai, Facebookai, kiek žmonių mūsų seka ir taip toliau. Tai čia labai, turbūt, kaip rėmėjai labai yra aktualus dalykas šitas šiai dienai. Ir mes tą suprantame. Taip, nes tai yra vis tiek, kažkas, sakykime, tai vis tiek tai yra tam tikro pobūdžio labdara, niekas nenori, kažkaip to ROI pasiskaičiuoti, kiek tai yra pelno atneša investuotas euras, tai vis tiek tai yra toksai dosnumo ženklas, bet kažkiek pasižiūrėti, o į ką aš investavau, kas mus pamatė kaip bendrą projektą, aš manau, kad labai labai sąžininga yra. O antras dalykas, kuris mano dar tokia senesnė žmogaus nuomonė yra svarbus, jaunimą reikia įkvėpti. Ta prasme, jeigu jie tik tokia, visiškai vaikai žiūrės, aš žiūriu katukus ar kačiukus ir kaip ten kokie bėgioja voverytės, aš nežinau, ką jie žiūri, bet jeigu jie seka sportininkus, tai suįdomina, sakykime, sekite jūs keliaujate po pasaulį, nežinau, kiek jūs šiemet buvot šalių, 20, 30, turbūt. Žinok, iš tikrųjų, būtų įdomu, bet jo, labai daug. 14, manau, bet skaičiavau, kaip tik vakar, kiek turėjom skrydžių, tai virš 50 skrydžių turėjom šiais metais. Aš manau, dalį jaunų sportininkų, arba tie, kurie planuoja sportuoti, arba tėveliai, kurie žiūrės, tai yra įspūdinga galimybė pakeliauti po pasaulį. Mano vienas iš trenerių sakydavo, kad galbūt ir netapsime pasaulio Europos čempionas, galbūt netapsim, bet sako, tu pasaulio daug pamatysi, pakeliausi, susipažinsi su daug įdomių žmonių. Ir štai aš dabar turiu, kaip visiškai toks random pavyzdys, turiu draugų iš triatlono trenerių Slovenijoje, žiūriu varžybas per Eurosportą, žiūriu pavardė, važiuoja tokia pati kaip mano pažįstamo, rašau, o žiūrėk, čia gal tavo giminė, sako, jo, brolis. Ir toksai įdomus ryšys atsiranda ir gyvenimo būdas, ir aš manau, kad jaunimas galėtų užsimotyvuoti, matydamas taip, Meilutytės pavyzdys negeras labai, kiek vaikų pradėjo plaukti, sportuoti ir kaip tai pakėlė rezultatą. Dėl to ir aš su jumis kalbu, nes aš žinau, kad mes kokį 100 000 vaikų, jeigu tiek yra Lietuvoje, priversim sportuoti, tai mes darom labai didelę misiją. Ambasadoriai tiesiog esam. Kad tik padėtų, žinoma. Nors ir šiai dienai labai sportuoja daug paplūdimio tinklinio, pilnos arenos ir užimtumas didelis, bet aišku, tilps ir dar. O kalbant apie arenas, Vilniuje tai taip, aš matau, kas yra prie Simenso, taip, yra baltasis tiltas, kuris vasarą tiesiog anšlagas būna nuo krepšinio aikštelių iki tinklinio, o kaip su likusi Lietuva, kaip čia pas mus reikalai? Yra ir Klaipėdoje, Šiauliuose, Raseiniuose, kitus dar bijau sumeluoti. Čia aš kalbu
Aš kalbu apie jo Kaune, apie uždarus aikštynus, kurie Uždarus. yra. Bet žinoma, o kas liečia vasarą, tai šis beprotiškai visur. Kiekvienoje turbūt, kiekviena mieste turbūt rastum po ne vieną aikštelę tinklinę. Ir liko pabaigai 2 klausimai. Vienas labai labai sudėtingas iš tikrųjų. Tai kaip visgi vertinate savo šį sezoną? Gerai, Ainė, tu pirma dabar. Kadangi aš pirma visada šneku, dabar tu įvertink. Kadangi prieš pradedant žaisti su Monika, mano tie lūkesčiai buvo žemesni negu ką dabar pasiekėm, tai tikrai vertinu labai gerai sezoną. Aišku, sezono pabaigoje dabar tos 9 vietos, atrodo, norisi daugiau ir galbūt nesi patenkintas pilnai savo žaidimu, bet žiūrint į sezono pradžią, ko tu tikėjai ir ką tu pasiekiai, yra 2 labai skirtingi dalykai ir tikrai labai džiaugiuosi mūsų sezonu ir didžiuojuosi mumis. Tai jo, kaip ir Ainė minėjo, tai sezono pradžia buvo tokia, kad tu nežinojai, ko laukti. Tiesiog sustojom į komandą ir mes tiesiog pradėjom nuo silpniausio turnyro, tai yra Futuresas, ir galvojom, kad važiuosim labai į daug Futureso lygio turnyrų, bet ten teko mums labai mažai žaisti, kadangi labai greitai mes iššokom į tą aukštesnį lygį, challengerį, tarp tų aukštesnių komandų, tai pradėjom žaisti, pasipylė tie geri žaidimai, didesnės pergalės ir gal turbūt ir pačias mus nustebino, nes aš kaip minėjau ne vieną kartą, kad aš stodama su Ainė žinojau, kad bus tas rezultatas, bet kad mes per nepilnus metus tą padarysim, iššoksim tarp elito komandų, žaisim su elito komandom, sudalyvausim visose svarbiausiuose sezono startuose, Europos čempionatas, pasaulio čempionatas, žaisim 2 kartus, dėl medalių kovojom 2 kartus challengerio turnyruose. Tai viską dabar paėmus, tai yra įspūdingas rezultatas. Nesvarbu, kokia ta buvo mūsų sezono pabaiga, taip, jinai buvo labai, jeigu taip tiesiai šviesiai bloga. Žinoma, kaip ir minėjo Ainė, tos 9 vietos, jeigu sezono pradžioj pažiūrėjus, mes patekdavom iš kvalifikacijos į pagrindinį turnyrą ir mes ten verkdavom ir šitos laimės didelės, o dabar jau, kaip sako, apetitas auga ir tu noris daugiau. Tai tos dabar 9 vietos mūsų nelabai džiugina ir mums kaip olimpiniam reitingui reikėtų truputėlį geresnės vietos. Tai jeigu viską apibendrinus, džiaugiamės ir tikrai galim pasidžiaugti tokiu rezultatu, bet yra ką dar nuveikti mums. Taip, kad dabar polisis, pailsim ir varom toliau ir turim nedaug laiko, turim 4 mėnesius iki naujo startos ir realiai birželio mėnesį sužinosim, ar esame olimpinėse žaidynėse ar ne. Taip, kad viskas čia gerai, viskas pagal planą. Aš galiu dar ir padėkoti. Per vieną klausimą atsakėte į antrą klausimą, tai net neturiu ką paklausti. Aišku, juokauju. Tuomet ar toks pabaigai. Mačiau, žinau, esat nominuotos, taip, Heltimo Proveržis. Tai jeigu taip, kaip man skamba Proveržis? Reiškia, niekas nesitikėjo. Tai reiškia, buvo vienam lygyje, paskui kitas lygis. Kaip jūs dėl to jaučiatės? Ar tai įvertinimas, ar tai nuvertinimas? Galbūt taip pasakysiu. Aš manau, kad įvertinimas, nes nuvertinimas buvo tada, kada mes sustojom su Ainė į komandą ir daug žmonių iš šalies sakė, čia yra nesąmonė. Ta prasme, iš jūsų dueto daug nebus ir čia pasirinkimas yra labai blogas. Tai dabar turbūt jau neturi ką jie pasakyti, manau. Taip, kad patekimas į metų proveržį yra, bent jau man asmeniškai, labai didelis įvertinimas. Metų sportininkų nominacijoje esu buvusi ne vieną kartą, bet dažniausiai dalyvaudavom kaip metų komanda nominacijoje ir tai buvo labai senai. Ir to paplūdimio tinklinis laukia labai ilgai, turbūt kada sugrįš tie Lietuvos sportininkai šitos apdovanojimus ir jau tai, kad patekome, bent jau mes turbūt esam labai dėkingos tiem, kurie įvertino, pamatė ir tiki mūsų komandą. Ir reikia paraginti, kad dar balsuotų. Dar laiko yra.
Tai mes kiekvieną kartą, kiekvieną dieną dalinamės ir Facebook, ir Instagram'e, ir sakau, neverčia per prievartą, kad už mus balsuotų, bet tiesiog prašom tų, kurie tiki mūsų komandą ir mato, kad mes to vertas, kad jie už mus balsuotų. Balsuoti nereikia, balsuoti būtina. Ai, būtina. Tai čia tik toks pamastymas. Ir, Aine, kaip tau šis įvertinimas? Tai džiaugiuosi, per šį sezoną pamušėm porą Lietuvos rekordų, tai keliam tinklinį į kitą lygį, ko jau senai galbūt nebuvo, tai tas pripažinimas tiesiog geras žiūrėti, kad tas tinklinio lygis paaukštėjo per tuos metus ir kad mus pripažino ir nori įteikti apdovanojimą, nežinau. Ačiū. Aš tikėjausi ir jums žadėjau trumpesnio pokalbio, bet dabar norėčiau dar dvigubai, trigubai ilgesnio. Tai galim. Tai aš labai tikiuosi, kad po naujų metų ar dar kada besiruošiant, ar iš kokių nors Havajų, Filipinų mes susiskambinsim, papasakoti kažkokias emocijas, nes kalbant apie šį projektą, tikrai tikiuosi jį daryti ilgalaikį, skirtingos sporto šakos, kalbėti apie tai, kas aktualu, kas vyksta čia ir dabar. Ir labai smagu, kad esate jūs, kad rodo tokį lygį ir didžiausios sėkmės, gerų naujų metų, gerų startų. Ačiū Jums labai. Ačiū tau, kad kalbini. Visą, iki sėkmės. Dėkui. Iki. Šiam kartui apie sportą tiek. Tikiuosi, kad Jums patiko. Jeigu ne, ką padarysi? Ką tik apturėjote 40 minučių kančios. Na, bet sportas apie tai. Pergalių be kančios nebūna. Ir žinau, kad nieks nebeklauso šitų paskutinių minučių ir čia gali teoriškai kalbėti su telefonu, su lempomis pats savimi, bet jeigu jums patiko, jeigu nuoširdžiai įdomus turinys, pasidalinkite juos su draugais, parašykite man, papasakokite savo įspūdžius, gal turite minčių, patarimų, o gal turite pageidavimų, ką pasikviesti į laidą, ką pakalbinti ilgesniam pokalbiui. Tad palaikykime kontaktus, rašykite, domėkite sportu, sportuokite ir iki kito jau gan greito karto. Iki.